Treneri, jūsų komentaras. Nu, rungtynės pasakyčiau dviejopą įspūdį paliko. Pirmas kėlinys turėjom iniciatyvą, viską, bet kažkaip tai su realizacija, biškiai drausmės nesilaikė žaidėjas kai kurios. Nu, ne taip žaidė, kaip buvom aptarę. Nebuvo visiškai smūgių iš toliau, tuo labiau, kad komanda Kauna buvo pastačius autobusą, būtinai reikia iš toliau pasmūgiuoti, visiškai nesmūgiavom. Antrą kėlinį per pertrauką truputį pakalbėjom. Antrą kėlinį truputį geriau sužaidėm. Kaip manot, gal ir oro sąlygos turėjo šiokios tokios įtakos sunkiam žaidimui? Aikštė gera, lietus lyjo, bet oro sąlygos abiem komandos vienodas. Kaip vertinat šiandien varžovių žaidimą? Labai kovingai atrodė nusiteikusios, pirmajame kėlinyje labai sėkmingai bent jau gynėsi. Nu, gynyba pirmą kėlinį gerai gynėsi. Antrą kėlinį kaip 5 praleidė, negali sakyti, kad gerai gynėsi. Bet jų taktika buvo, kuo mažiau gauti. Autobusas buvo pasakyti, jeigu per visas rungtynes gal aš atsiminčiau, gal vieną smūgį vartus. O ką šiandien iš savo žaidėjų galėtumėt pagirti, išskirti už gerą žaidimą? Čia reikia gerai pagalvoti. Nu, aktyvumu Kozirenka pasižymė aktyvumu. Įmuša 2 įvarčius, bet Kozirenka daug broko darė. Ko gero Kozirenka.